Ar pagalvojate, kodėl savo gimtąją planetą vadiname Žeme? Juk mūsų planetą dengia daugiau negu 75 procentai vandens. Kodėl tuomet savo gimtąją planetą nepavadinus vanduo, vandens planeta? Visos mūsų Saulės sistemos planetos yra pavadintos graikų bei romėnų dievų vardais. Tarkim, žiūrint į Saturną, jis pavadintas romėnų dievo garbei, kuriam buvo meldžiamasi vardant derlingo žemės ūkio. Jupiteris pavadintas taip pat romėnų karalius dievo garbei. Tačiau viena ir nepakartojama Saulės sistemos planeta yra pavadinta paprasčiausiu pavadinimu, kuris neatspindi jokią dievo garbę. Tai planeta Žemė. Kaip bebūtų gaila, tačiau tikslios datos ir kas pirmasis mūsų planetą pavadino būtent taip nėra aišku. Tačiau manoma, kad tai galėjo būti prieš daugiau kaip 1000 metų. Pašokus aukštyn, gravitacija jūs grąžina ant Žemės. Pasiekus kalvos viršūnę, gravitacija greitina jūs į pakalnę. Viskas aišku ir suprantama. Tačiau yra vienas bet. Didžiojoje Kanados dalyje gravitacija yra šiek tiek mažesnė už visą likusią pasaulio dalį. Šis fenomenas buvo atrastas dar 1960 metais ir iki šiol yra aiškinamas. Jeigu mūsų mylima Žemės planeta neturėtų savo taip mylimo palydovo Mėnulio, tai paros trukmė būtų tik tarp 6–8 valandų. Tai kiek tuomet valandų tektų dirbti darbo dieną ir kiek laiko mokykloje užtruktų viena pamoka? Aplink mūsų mylimą Žemės planetą skrieja apie 22 000 žmogaus sukurtų objektų. Žaibas – natūrali gamtinė elektros iškrova įvykstanti audros metu. Žaibai gali trinkti arba iš vieno debesies į kitą, arba iš debesies į Žemę. Beveik 70 procentų visų žaibų įvyksta tropikuose, nes ten atmosfera yra tinkamiausia bei geriausia. Žaibai į Žemę trenkia apie 100 kartų per sekundę, arba daugiau kaip 8 600 000 kartų per dieną. Žemės planeta yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kurioje vanduo gali būti 3 skirtingose stadijose – kietosios masės, skystosios masės bei garų. Žemės planetoje nutinka apie 500 000 žemės drebėjimų kiekvienais metais. Iš jų net 100 000 gali būti jaučiami, o 100 gali padaryti ir didelės žalos. Žiūrint iš Mėnulio į Žemę, taip pat yra matomos Žemės fazės – pilnatis, jaunatis bei delčia. Mėnulio ir Žemės fazės yra visada atvirkščios viena kitai. Jeigu iš Žemės planetos Mėnulį matome beveik pilną, tuomet Mėnulio žmonės matytų mūsų planetą kaip pusmėnulį. Kai iš Žemės Mėnulis yra matomas kaip stipri pilnatis, tuomet Mėnulis, Žemė ir Saulė yra vienoje linijoje. Tada žmonės Mėnulyje nematytų Žemės, nes ji būtų pasislėpusi Saulės spinduliuose. Saulė – mūsų gyvybės šaltinis. Ji mums suteikia šilumos, be jos mes neegzistuotume. Žiūrint į dangų, sunku suvokti, kaip koks mažas skrituliukas gali tiekti tiek daug naudos mūsų gyvenime. Vis dėlto, ji nėra jau tokia maža, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ji yra milžiniško dydžio ir jeigu norėtume užpildyti visą mūsų artimiausios žvaigždės vidų, mums prireiktų 1 300 000 Žemės dydžio planetų. Žemės branduolys pagrinde yra geležies ir nikelio lydinys, kuris yra po labai dideliu slėgiu. Mokslininkai laboratorijose gali ištirti įvairias medžiagų savybės, pavyzdžiui, slegiant metalą. Naudojant tokius metodus galima apskaičiuoti, kad Žemės branduolio temperatūra yra apie 5